Yra toks lotyniškas posakis verbum incarnatum ir žodis tapo kūnu. Pasirodo, žodis gali tapti ne tik kūnu, bet ir piešinio, vaizdu. Dabar mums reikia nuskenuoti štai tą mažą kvadratėlį. Skenuojame. Taip. Ir blogų orų nebūna. Čia ir pavaizduotas sakinys. Blogų orų nebūna. Įdomybė yra ta, kad kiekvieno jūsų balsas nupieš, kabutėse, vis kitokį vaizdą. Kas čia per išradimas? Veikia viskas paprastai, bet neprastai. Garsas sklinda bangomis, visi žinom, bet mes irgi sėdim, kalbam, pilnas oras bangų ir erdvė pilna bangų ir tų pačių garso bangų. Mes jų nematom. Bet jeigu pagalvojus ir panaudojus truputį ten fizikos, kad tas pačias garso bangas, jasgi galima atkurti kitoj terpėje. Nusprendę garso bangas paversti piešiniais, menininkai eksperimentuodami sužinojo dar ir apie nepažintą garso ir vandens sąveiką. Vanduo yra be galo gyvas organizmas, kuris labai jautriai reaguoja į visokią gaunamą vibracijas. Tokios struktūros, jos visos keičiasi. Jeigu vizualiau žmogus jautresnis, tai be galo įdomi informacija gaunasi. Įdomu buvo, kaip pats vanduo, vandens garsas, pats save atkuria vandenyje. Tai važiavo vyras, čia netoli gyvenam į Belmonto krioklius, įrašė tekančio prie krioklių vandens garsą, šniokštimą pavasarinis. Ir tada mes jį leidom į vandenį, tą vandens garsą leidom į vandenį ir žiūrėjom, kaip jisai gaunasi. Ir turim net ir nufilmavę. Tai toks vienas man pačiai toks įdomiausias dalykas, kaip tas pats cheminis elementas vanduo, kuris ir garsą skleidžia ir turi savo ir vaizdą be abejo, pats save atkuria savyje pačiame, vadinkime taip. Kai jūsų mylimoji paklaus, brangusis, kokį velnę čia parvilkai, jūs galėsite ramia sąžinę pasakyti: mieloji, čia nupiešta, aš tave myliu. Štai tos meilės įrodymas. Tada jūsų mieloji būtinai paklaus: brangusis, o kaip tai padaroma? Pasakė žmogus frazę, 10-20 žodžių, muzika nuskambėjo arba tas vandens šniokštimas pasigirdo ir yra visi dažniai, kurie sudaro tą įrašą, jie visi sueina į garsiakalbį vienu metu ir į vandenį paduodami vienu metu. Ir vandens savybė ta, kad jis vienu metu užvibruoja visiškai, tas visas bangelės, jos atkuria visas tas garso bangas. Ir visas tas vaizdas nerealiai iš tikrųjų perduoda tą tavo visą frazę, vadinkim, tavo to žodžius, kurioj vietoj dar emocija, tai žinokit, tikrai jinai ten yra, bet negaliu sakyti, kurioj, ar šitoj bangoj, bet patys bandėm ir iš tikrųjų tie, kur nuoširdžiai pasakyti, paprasčiausi žodžiai, nereikia ten kažkokių aukštų materijų. Jos iš tikrųjų tas vanduo kažkaip sugeba perduoti. Testinė frazė, laikė, kurį įsidėšius kaip testinė, mes ją visą paverčiame vertikaliai ir visa ta garsinė testinė frazė yra nuskaitoma vienu metu, per nedidelę sekundės dalį yra nuskaitoma. Ir visi garsai, kurie yra ištartoje frazėje, atsiduria viename vaizde. Tai mes tuo esam išskirtiniai. Iš pažiūros visas procesas atrodo gana nesudėtingai. Visi garso dažniai susitelkia į garsiakalbį, kuris nukreipiamas į vandenį. Tačiau tam, kad tai įvyktų, reikia ir mokslo žinių, ir tam tikrų prietaisų. Technika, pagrindinė turbūt yra vis tik stiprintuvas įgarsinantis žmogaus garsą, yra garsiakalbis, tam tikras mūsų pasirinktas. Po to yra į garsiakalbį sukurti, dedami mūsų rezonansiniai vandens indai, į kuriuos yra pilamas vanduo. Indai yra dviejų formų, yra apskriti ir yra kvadratiniai, kas ir sukuria pačią atvaizdo jau formą, kurią jūs matėte. Po to tokia kaip turbūt mikrofonas įrašyti ir iš kur dar apšvietimas yra labai svarbu. Apšvietimas, kuris yra bazinės šviesos, apšvietimas yra sukurtas mūsų pačių, yra tam tikri, vadinkim, tokie sukurti kaip filtrai, kurie suteikia įvairių spalvų
kiekvienam iš vaizdų, nors jis bus ar gelsvas, ar melsvas, kaip bazinė spalva, bet turės dar daug atspalvių. Paveikslai kuriami dviejų formų – apskriti arba stačiakampiai. Sako, kad vyrai dažniausiai mėgsta stačiakampės formas, o moteris – apvales. Šio išradimo kūrėjai vis ieško galimybių ir toliau tobulinti savo išradimą. Kiekvienas iš paveikslo turi QR kodą. Quick Response yra, reiškia, toks įrenginys, kurį nuskaičius bet kuriuo išmaniuoju telefonu galima išgirsti garsą, kuris sukūrė patį paveikslą, patį vaizdą. Nu, tai ir pabandykim gyvai tą padaryti. Taip, dabar galime paklausyti. Fly, dream, fly. Ar galima jūs šokiui pakviesti? Šie dailės kūriniai ne tik puošia erdves, tačiau gali tapti ir tiltų, pavyzdžiui, į moters širdį. Pasakysiu vieną irgi labai smagų, netaip senai būtent vyriškio sumanimą. Vietoj sužadėtuvių žiedo jisai užsako paveikslą ir tuo paveikslu. Ir jau kai atidaviau, sakau, nu tai nors parašykit, ar tikrai gavo teigiamą atsakymą. Tai paskui ten po savaitės, taip, jinai sutiko.